Taip, laba diena visiems. Norėčiau pradėti nuo to, kad gana dažnai visuomenėje sklando tokios mintis, kad, mokslas nagrinėja kažkokias nesamas problemas ir tiesiog leidžia mūsų visų sunkiai uždirbtus pinigus. Norėčiau paneigti šią nuomonę ir pasakyti, kad yra visai ne taip. Mokslas gali atnešti jums naudos jau šiandien. Tik jeigu jūs mūsų klausysite, mes padėsime jums sutaupyti pinigus ir išsaugoti sveikatą. Paaiškinsiu kaip. Visų pirma, norėčiau pradėti tokiu baziniu teiginiu. Geriamasis vanduo Lietuvoje gali būti laikomas Lietuvos nafta. Jis yra labai švarus ir optimalios savo sudėties. Dėl to kitos valstybės gali mums tiesiog pavydėti. Dabar lietuvis nebūtų lietuvis, jeigu nenorėtų ko nors patobulinti. Pavyzdžiui, eilių poliklinikoje, žmonių, mentaliteto ir netgi vandens. Į kiekvieno mūsų praktiškai televizijos ekrano, o galbūt netgi duris, yra pasibeldę tokių įvairiausių civilizacijos stebuklų pardavėjai, tokių kaip vandens minkštinimo filtrai, vandens jonizatoriai, įvairiausi papildai vandeniui kaip koralinis kalcis arba netgi mineralas šungitas. Žodžiu, iš tikrųjų visokiausių įdomybių galima prisiklausyti. Jie yra pateikiami kaip itin sveikatinantis ir tas vanduo praktiškai taps vaistų nuo visų ligų. Ar iš tiesų yra taip? Dar reikėtų paminėti tai, kad tas civilizacijos stebuklas mums labai daug kainuos. Vandens jonizatoriaus kaina gali siekti apie 700 litų, tuo tarpu vandens minkštinimo filtrų kainos siekia kelis tūkstančius priklausomai nuo jo pajėgumo. Vadinasi, malonumas visai ne iš pigiųjų. Mes pabandėme atlikti keletą tyrimų ir pasižiūrėti, kaip toksai vanduo yra pakeitęs savo sudėtį ir kokią tai turi įtaką gyvam organizmui. Gavome labai įdomių rezultatų. Kalbant apie vandens minkštinimo filtrą, tai mes tarytum kaip per rėtį išfiltruojame visas mineralinės medžiagas arba bent jau jų daugumą ir, tiesiog nebeturime to, ko mūsų organizmui gyvybiškai reikia. Po to, aišku, dar papildomai savanoriškai susimokėsime už vandens papildymą tais mineralais. Kalbant apie vandens jonizatorius, tai čia iš viso yra tokia kaip mistika, ar ne? Pagaminam gyvą ir negyvą vandenį, vaistos nuo visų ligų ir taip toliau. Deja, mistika lieka mistika. Iš principo mes tiesiog papildome tą vandenį labai kenksmingais chloro junginiais ir tiesiog prilygtų tai, kad sumąstėme atsigerti, pavyzdžiui, baseino vandens. Mes juk to savanoriškai nedarysime, ar ne? Kalbant apie kitokius papildus, tokius kaip koralinis kalcis, pavyzdžiui, jis aplamai nesugeba netgi ištirpti vandenyje. Ir principe mes negauname absoliučiai nieko, bent tiek gerai, bet išleidžiame už tą pakelį maždaug 100 litų ir jo mums visai neilgam užtenka. Kalbant apie šungitą, jis yra pristatomas kaip vandens valiklis, kuris surenka visus teršalus. Deja, jisai mums vandenį papildo sunkiaisiais metalais, dėl to yra labai pavojingas vartoti. Apskritai mes visi esame labai pamėgę vandenį iš buteliuko. Ir karštą vasaros dieną už jį norėtumėm sumokėti, kad ir 5 litus už buteliuką. Deja, jeigu mes pasižiūrėsime, mes tokio vandens apie 100 kibirų galime prisileisti iš čiaupo už tą pačią kainą ir jisai bus gerokai pranašesnis. Tad vanduo yra mūsų nafta. Mieli žiūrovai, norėčiau jūs paskatinti nebūti apžavėtais to marketingų pigių ir reklama, o klausyti mokslo pagrįstų įrodymų. Labai ačiū.